Sveiki, taigi norėčiau Jūs pamokyti, kaip susikurti savo projektą. Tai nebūtinai gali susijęti su filmais ar kažkas panašaus. Tai gali būti ir įvairius tinklapis, kad ir kaip ir forumas ar dar kažkas panašaus. Taigi pirmiausia, mes susirasime vietą, kur galėtume tai įsikurti. Tai yra hostingas. Galime susirasti mokamą arba nemokamą. Katras jums yra, kaip sakant, patogiau, kad koks projektas jūsų bus, ar kažkuo jis bus ten ypatingas, kad ten su domenu bus, ar panašiai, čia jūs nuspręsite patys. Aš darau nemokamą, nes man tiesiog reikia pamokos, kur parodyti, kaip tai padaryti. Aš pirmiausia radau, šiaip buvo aplankęs ne vieną šiaip ten tų, seniau netgi buvau pažiūrėjęs, bet kažkaip hostingeris man labiausiai patiko, jis kaip dar lietuviškas ir dar taip daug duoda visokių įdomių dalykėlių, kurie man, kaip ir sakant, naudingi. Pirmiausia, reiktų susikurti savo norimą paskyrą. Tai galite padaryti pagal tiesiog užėjęs svetainę, sukurti paskyrą spausti, užsiregistruoti, užsiregistravę, tada prisijungime, tada bus čia atsirasim tokia kaip ir navigacija, spausime naują paskyrą, nemokamas, surasime pasirinkti domeno tipo. Tai yra, jeigu jūs norite, galite nebūtinai čia ir mokamą, tiesiog nemokamas, jūs galite ir mokamą padaryti arba nemokamą. Nemokamas tai būtų subdomenas. Mokamas tai būtų jau jeigu norėsite ir apmokėti už domeną. Kas yra domenas? Tai domenas yra, pavyzdžiui, hostinger.lt. Čia yra subdomenas. Subdomenas yra cPanel.hostinger.lt. Skiriasi tai, kad jis prisideda galūnį. Tai yra kaip ir reklaminis, geriau sakant, domenas ir čia matote yra sustojo domenų, pasidarė savo norimus subpages. Slaptažodį geriausia kaip ir generuoti, 16 simbolių kažkur tai panašiai. Kuo daugiau simbolių, to jūs sugiausitės. Galite matyti visokių specialių simbolių, man čia neįdomu. Tada palaukite dar kartą, nes man reikia nusikopijuoti jį. Tada ir domenas. Čia domenas netinkama, tai man reikės subdomeno. Subdomenas bus 96.lt. Nu, tai, tarkim, filmai.96.lt. Spaudžiame tęsti. Domenas, subdomenas ir naudojamas. Taigi, tada ir pasirinkime Для pamoka. Domenas neužimtas. Man tinkas. Tai, patinka man tai. Įvedame slaptažodį. Čia G turėtų, ar 9, taip ir nes čia 9, man rodos, čia tinkus taisyklėmis. Šiaip, kaip pasakyti, jeigu kažką ten užsakinėjate, darote, vedate pinigus ar kažką, geriausia pasiskaityti tas taisyklės, nes dažniausiai visi tiesiog spaudžia, kaip norėjau ir aš daryti, sutinku ir viskas. Tos taisyklės yra ne veltui parašytos ir jums turėtų būti labai, kaip sakant, aktualu jas perskaityti, nes kai kurios svetainės, kurios jūs kūrėte, tai yra visokie torrentai ir filmai ar muzikos dalinimas, šiaip yra blokuojamas dažniausiai ir be jūsų žinios, ir paskui prarandate viską. Bet čia yra tik tais pamoka, tai nėra parodyta ar kažkas siekiant, kad jūs kažką piratautumėte, tai yra galite ir daryti legaliai. Tiesiog pasidomėkite, bet nereikės jums investuoti į pačią projektą kūrimą. Taigi spaudžiam užsisakyti. Kas tai? Jūs kitą tikrinimą žodžią prašymę padaryti dar. Nu, pabandykime dar kitą. Generuoti dar kartą padarykime. Kažkas ne taip, man. Simboliai kažkokie netitiko jiems. Palaukite, gal aš turiu kažką padaręs. Palaukite, truputėlį čia užgėsime.
generuoti, darome 16, galite, kad ir daryti, ir 8. Jūsų yra reikalas, kokio jūsų sudėtingumo norite daryti slaptažodį. Manas gerai. 5 zutas turbūt greičiau. Taip, bent aš tikiuosi. Užsakyta aktyvi. Tvarkytis, svetainės kūrimas, autodiegiklis ir L-pašto paskyra. Gerai. Taigi, pirmiausia, mums reikia ir pačio turinio valdymo sistemos. Aš jau esu ją parsisiuntęs. Taipogi ją įdėsiu, kaip parsisiųsti. Tai bus nuoroda. Tokia nuoroda bus. Ir dabar aš atsidarau. Pažiūrėkime, ar turiu failą zilais. Aš labai senai naudoju. Labai senai kaip ir kūriau. Gerai, dabar pažiūrėti tvarkyti, kaip viskas čia yra tvarkoma. Detalės, prisijungimas, svetainės IP adresas, šiaip geriausia taip yra. Ar galite rašyti IP adresą, jums patinka. Ir yra vardas. Yra vartotojas, o čia slaptažodis. Slaptažodis dabar yra keisti paskirtą slaptažodį. Veskite naudokite šį slaptažodį. Išsaugoti. Slaptažodis yra štai toks. Dar einame detalės. Slaptažodis vardas, taip, bus dar svetainės kūrimo detalės, failų įkelimo detalės. Va, štai čia. Vartotojas mano slaptažodis buvo štai toks. Turėtų mane prijungti pagal viską. Prijungė. Tada tuos gautus parsiųstus failus rasite štai tokius 3. Galite paskaityti documentationą, tai pravers, jeigu tiesiog norite taip paskaityti, install, licenzija ir upgrade. Kaip reikėtų daryti upgrade'us, dažniausiai reikėtų pasiskaityti. Nes būna, kad versija atsinaujina ir kiti klausia, kaip upgrade'inti ir panašiai. Tiesiog viskas yra akivaizdžiai parašyta, tiesiog galbūt, kad jūs nesuprantate anglų arba rusų kalbos. Taigi, einame į Opel folderį ir štai matome, gavome štai tiek keliukų, mes juos visus turime sukelti į savo file. Tiesiog užvedame ant visų ir keliame štai čia. Kėlimas gali užtrukti, kad ir 5 minutės ar biškį daugiau ar mažiau. Priklausys, manau, kad tai ne dėl jūsų interneto ar kažko. Tiesiog priklausys nuo pačio serverio, kaip jis priima failus. Biškutį pristabdysiu, arba nepristabdysiu. Tiesiog pristabdysiu, nes kad video būtų toks ilgas. Taigi, dar pridėsiu, prie to pačio gal ir susiraskime savo norimą kažkaip dizainą ar kažką panašaus, kaip sakant, išvaizdą svetainės, kaip norėtumėte, kad jį pasirodė. Yra variantų visokių, aš galiu paguglinti. Patartina guglinant naudoti rusiškas raides. Jeigu nežinote, kaip parašyti ar kažką panašaus, galite pasinaudoti pavyzdžiui translate. Iš anglų į rusų. Templates. Šablon. Galite rašyti, kad yra štai taip. Mano versija yra 10. Bet šiaip 11 nuo 10 ir šiaip ir senesnis versijos tinka, tiesiog gali, kad reiktų kažką ten atnaujinti ar toliau failus. Apie tai gal paaiškinsiu biškį vėliau ateityje, kas tai yra TPL ir panašiai. Ir kaip modifikuoti pačią sistemą. Pats turėjau tinklapį kažkada, filmą irgi kūriau Anglė. Visi klausė, koks ATVS-as, tai buvo paprastas ATVS. Bet jis buvo labai tobulai padarytas, labai patiko.
dalykų laukti. Tai bei kaip ir matote, kelios akimirkos beliko. Spaudžiu. Stalas. Ir kaip ir dėgymo, kaip ir sakykime, startas. Tai galite irgi pasiskaityti, jeigu jūs esate, kaip sakant, norite labai susipažinti su savo jums suteiktomis teisėmis, jūs tiesiog geriau jas pasiskaityti. Bet tai galite ignoruoti šias pavadinti. Čia yra kaip ir kiekvieno žmogus reikalas, kaip jis pasirinks. Tada reikia susikurti duomenų bazę. Dabar duomenų bazės, PHP, nuotolinis MySQL duomenų bazės. Tarkime, generuoti slaptažodį, kad ir ilgesnį. Web. Vykdama. Viskas sukurta. Kol veiksmas bus vykdomas. Gerai, mes palauksime, bet tai darysime kažką su savo svetaine. Slaptažodis, administratoriaus prisijungimas. Taigi, administratorius tai būtų admin, slaptažodis gali būti koks jūsų norimas, jūsų reikalas. Kaip sakyti, ko geresnis slaptažodis, ilgesnis, kaip ir sakiau, tuo ilgesnis tinkamas. Bet tai čia irgi priklauso nuo jūsų norą. MySQL servis buvo webas. Jeigu tik nebūtų kartuvą patikrinės, mes galbūt padaryti kartelį, kurio nesimato. Tai dar čia va SEO. Kas yra SEO? Pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Čia yra SEO nuoroda. Pavyzdžiui, MySQL, database. Kaip būtų ne SEO, dabar aš jų pažiūrėsiu, ar aš kažką galiu aptikti. Nu, kaip pavyzdžiui, kaip čia buvo. Pavyzdžiui, yra, matote, Quickland, aplikos zonė ID. Tai vietoj, pavyzdžiui, šito ID būtų, tarkime, nario vardas, tai dar koks nors klaustukas ir ID. Nu, kažkokios raidinės, kaip nuoroda, kad būtų, šiaip SEO yra gerai. Jūs galite labiau pasakyti, aš labai žinoktingai aiškinti, kaip žinoma, ne vieną minutę laiką, o aš noriu jums padaryti pagreičiau visą pamoką, kad jūs išmokti. Aš tada darau jas, nes šiaip galėsiu įjungti ir išjungti pagaliau nuotus. Taipogi, jeigu jūs if you disable the SEO, nesvarbu turi nuokite access interruption. Tai yra šitas failas. Jeigu jūs jo neįjungsite, rinkite šitą failą. Toliau gali pasakyti, tai yra jums reikšminka, ką tai reiškia. Kažką čia nepapapėjus, skaitykime, mums prašo, kad pašalintume install. Mes taip padarysime, ir mes paspaustume. Štai, mūsų galia, jūs šiaip galite pagalvoti, kad tai neįmanoma, kad tai būtų filmų svetainė. Na, aš jums bent jau struktūra, sakyčiau, visai yra, kaip sakant, apgaudinga, nes bet kokią TVS galim padaryti savo, kaip jūs norite. Tai tik išvaizdos koregavimas ir sistemos atvaizdavimas. Kaip ką turiu. Šablonas. Delay Labs. Šiaip yra Delay Labs. Toks skirtinė. Tada kiaušim. Čia va dažniausiai jūs galite rasti šablonį. Yra haki. Kaip kokie haki. Yra haki ir moduliai. Haki tai yra update kokie nors, ar šiaip mini tokios kaip sistemėlės kažką jums padės.
pavyzdžiui, kad atvaizduotų Skype, kokią naujieną ir panašiai, kad ten būtų kokia reklama, slideris, kažkas tokio. O modifikacijų yra kažkas plačiau, kad ten daugiau reikalauja visokių sistemų, kad atliktumėt daugiau funkcijų ir modifikacijų, kad naudotų, tarkime, duomenų bazę kažkokią nors tenais papildomą. Nu, jūs čia pasidomėsite ateityje patys, kai pradėsite kurti. Man reikia šablonų. Yra daug šablonų, kurie jums gali įtikti ir gali neįtikti. Jūs renkatės patys tai, ko jūs norite, tai yra jūsų asmeninė svetainė, jūs atrandate pagal save ir taip, kaip jums atrodo, kad jie turėtų būti. Man asmeniškai ši svetainė atrodo visai tokia, sakyčiau, nebloga. Mes pabandysime turbūt ją ir kurti. Matote, versija yra 10 ir vienas pas mane yra 10 ir bet man jie tinka. Šitą buvo daugiau. Prašau mums prisijungti, dabar reikia prisijungimą tik prisiminti ir bus viskas ore. Jeigu neprisiminsime, tai darysime išvadas. Pabandykime gal registruoti. Bet šiaip yra artiokas. Ne, rodo apie laisvus. Paštas. Čia šiaip susikūręs esu dėl tokiam reikalėliams. Čia mano paštas. Как будет окна на английский? Windows народ. Платажность. Ответ. Kad aš niekad čia nematau, man tas ir yra įdomu. Matote, nematau, aš negaliu čia rasti dizainą, tai aš pabandysiu для šablonų. Megadle irgi taipogi tinka jums. Tada raspaudžiame, žiūrime, ką čia man randa. Nu, tarkime, filmų svetainė, sakyčiau, atrodo idealiai, bet jūs renkatės patys, jūs koreguosite patys ir viską labai paprastai koreguoti. Viską išmoksite labai paprastai ir nereikės jums investuoti ten tų pinigų. Ką jau kažkaip šiandien bandžiau siūstis. Šablon, Kijo kažkoks ten jis buvo. Kijo kažkoks ten įdomus jis buvo. Lapsne, Power kažkoks. Man tiesiog reikia paprastas svetainės, tokias, kad man patiktų jinai, kaip sakant, kad man būtų su irgi patogių. Kažkokie yra šablonkinų 9x. Kažkokie yra для старта. Ne, для taškas.lt gal bus. Niekada gyvoja. Čia mirė yra, mes tą suprantam. Для Lietuva gal kažkas panašaus. Yra kažkoksai svetainė kažkoksai, tai su для nelabai čia pasiryžęs kaip ir reklamuoti. Templates free, tarkim. Для starteris šiaip turiu, bet pamiršau irgi slaptažodį, labai sanglankiaus ir manęs nežinau, jie tenais vengia priimti. Vo, svetainė, sakyčiau, wow. Žiūrėkime, ar ji nemokama. Marods, kai jinai yra mokama. Kaip mokama, mums turėtume tada žiūrėti, turėtų būti pagal kategoriją. O yra bui, mums tik reikia nemokamą.
Taip. Žiūrime kažką va tokį, nu, va, tarkime, nu, man tinka, kad ir tokį. Nu, tai yra ir PSD. Čia. Dabar taipogi dėsime savo dizainą, templates. Tiktais defaultas reikalingas ir šį smartphone. Visus kitus galime trinti. Galime ir tą smartphone ištrinti, mes galime įjungti, kad žmogus užėjęs jam atvaizduotų telefonę viską. Tokį geriau yra, kai išeina žmogus, padaryti taip, kad jam rodytų pagrindinį dizainą, o ne telefoninę versiją. Nes telefoninę versiją jums reikėtų taipogi koreguoti, norint, kad jiems atrodytų, kaip atrodo jūsų svetainė. Kad ten rodytų filmus jiems, playerius ir panašiai. Labai paprasta yra sistema, tiesiog gali būti, kad ilgai truks video, gal bus iš part 2, part 3. Manau, geriau aiškesnis video, negu kažkas tenais pagreitinta ir neaiškaus. Tai yra realus momentas, kiek kuriama yra svetainė. Taipogi svetainės taigi kuria žmonės už pinigus. Pinigus, katros jums gali būti, kad yra jums gaila jas dalinti. Jūs galite tai padaryti patys, tiesiog reikia biškį įdėti fantazijos, noro ir aišku turėti laiko. Taipogi galite investuoti arba neinvestuoti, čia jūsų reikalas. Bet tai, kurite projektą, jeigu jis bus kažko, kaip sakant, jūs sieksite kažką padaryti iš jo geresnį, negu gali padaryti kažkas kitas. Aišku, jūs jį investuosite, nes jūs norėsite rezultatų, norėsite, kad dalyviai būtų jūsų svetainėse, tai vėl lankytųsi pastoviai, skirsite daug laiko ir galbūt netgi investuosite į pačią planą. Taip, ko dabar mums reikia? Tai mums reikia pasižiūrėti pačią svetainę. Mūsų pati svetainė dabar yra panelė. Visi galim daryti, einame administration. Tada mums reikia template management, system message, template, data options, maintenance, system settings. Labai senai naudojau, labai tiesiai, galbūt, kad ilgiau darysiu kažką, tai tenais nekreipti dėmesį, aš pačiam reikia prisiminti visas tas. Nes tai kuriu, kad pats prisiminčiau biškį stringa hostingas, bet tai visgi nemoku. Nereikia norėti kažko įspūdingo. Ko atsigaus. Atsigaus mūsų hostingas nemokamas. Mūsų čia atsigavo. Čia irgi atsigavo, matote, labai greitai atsigavo. Net negalite patikėti. Tai yra va. SEO types. Matote, kai galite atvaizduoti jūsų. Aš pasirinksiu SEO type. Vienas. Ne, šiaip geriau, kad įrodytų su kategorijas visokiai. Šiaip buvo gerai padaryti. Tas irgi labai gerai. Defaultas, movie. Saitas yra visgi offline dabar kol kas. Nes jis yra kaip ir vykdomas. Štai mūsų vadinama svetainė. Dabar kaip ir mums reiktų padaryti, kad rodytų vietoj klaustukų gal raides, sakyčiau. Taigi mums dabar reiktų įeiti į movie. Biškai fotokoja irgi stringa, tai tenais reikia tiesiog priprasti prie to. Nekartosiu, kad tai yra nemokamas hostingas. Connected prisijungia, tada mums reiktų main. Ne, šiaip čia turėtų būti login kažkas panašaus.
loginu, spaudžiame. Tai geriausia Notepad++, man labiau patinka jinai, tai aš ją ir naudoju. Štai matote, yra kaip ir mums rodo, bet turėtume mes encoding visą tai nuskopijuojame. UTF, tada saugome. Taip, čia buvo, matote, taip, dabar yra štai taip. Viską galėsite koreguoti, tai yra, jeigu nemokite anglų kalbos, nenusiminkite. Privėti, jau turbūt suprantate, kad yra labas, bet tai, kas nesupranta, eina vėl Google Translate, iš jūsų kalbos, tarkime, anglų. Hi, arba į lietuvių labas. Štai visa sistema, kaip mes darysime. Taipogi yra kažkaip tenais Java programėlės, kurios automatiškai išverčia, tarkime, iš anglų, tiksliau iš rusų į anglų, nes daugiau moka žmonių, taigi visgi anglų, bet tai ir šiaip patys galite suprasti, kad tai nereikia tos būtent mokėjimas ar nemokėjimas tos kalbos, galite naudotis papildomis kaip ir programomis ar pagalbomis kaip translator. Taigi, aš loginų pasidariau, dabar man reikia, kas toliau sekantis būtų navigationas. Gerai, dabar taip. Šiaip geriausia yra pradėti visus daryti nuo, kaip sakyti, šėlės. Nes tuomet jūs nieko nepraleisite, feedbackas. Online, offline, registration, searches, top navs, čia būtų main. Main, taip, mainas. Short story turėtų dabar taip. Čia mūsų traileris, tiksliau, čia žinosiu, kaip jis irgi veikia. Taip tą nuspaudžiau, jisai čia būtų Nevos Lights. Tai gerai, Nevos Lightsas, o pas mus toks yra Nevos Lightsas. Tai mes pasižiūrėsime. Laidas. Po kiek laiko, gal tai bus biški truputėlį vėliau, parodysiu kaip sliderį padaryti kaip main page. Tai tarkime, per sliderį atvaizduoti jūsų naujausius, arba nebūtinai, tiesiog naujausius, tarkime, naujausius, arba tiesiog greitai rodančius filmus, arba jūsų išverstus filmus, tai bus pagal kategoriją. Taipogi bus tai biškiti vėliau, viskas yra su laiku, nereikia labai visko norėti labai greitai, kad viskas vyktų. Dabar mums reiktų eiti vėl į administraciją, turėtų būti kažkas, to aš dabar žiūriu, kur viskas yra, nes čia biški yra updatinta. Video player setting. Watermarkus galite visokius užsidėti, jeigu norite. Now, field name, short descriptions, field text, listas, text area. Video. Bus, tarkime, daug video. Nu, čia dabar labiau tinka kaip video, tai būtų ir užtenka text fieldo. Jeigu jūs norite daryti kaip serijas, jūs galite daryti su spoileriais. Nu, čia yra irgi, aš darysiu dabar paprasčiau. Darysiu save, kad visom užtektų man. Dabar taipogi pasižiūrėkime DNAVs, pasirinkime site navs, turėtų būti video requirement, nes aš video tai yra. Dabar taipogi system settingas, palaukite. Editą pasidarysiu ir man tekstarės kaip ir nelabai reikia, bet šiaip gerai, kad yra tekstarė, nes jūs galite įdėti visą kodą iš karto, jums nereikia nieko kopijuoti. Arba jūs tiesiog įdedate nuorodą ir TPL failę, kitaip sakant, šitame, tarkime,
failį, jūs pridedavot kažką tokį embed ir panašiai. Kai čia subaigė. Ir čia jūsų kodas, nes visas vyksta pas mane raidės. Čia jūs nuspręsite patys. Arba jūs padarysite tiesiog, kad atvaizduotų toj vietoj jūsų norimą visą embed kodą, kai jūs įrašite į text array. Į text array jūs galite pasidaryti. Tada einame kategorijas galite, čia taipogi redaguoti visas. Man reikia pasižiūrėti viską, nes šį biškį yra naujinta. Video playerio, kaip sakant, matymas. Čia jeigu paužiūrėsite YouTube trailerius, jūs galite koreguoti dydžius, bet taipogi, dar pridėsiu, kad jūs galite koreguoti dydį ir nebūtinai ten, o būtent pro čia. Tiesiog papildomą tenais aš numesiu nelinką, o kaip turėtų būti tas visas matmenų koregavimas šitoje linijoje. Nu gerai, dabar tarkime ištrinsiu senas naujienas, reiskite prisiminti, kur tai viskas yra. Tai labai yra įdomi situacija, kad aš senai kūriau. Turėtų būti šiek atnaujinta, tai tas mane labai patinka. Buvau prie 9x pripratęs. Kaip perėmė visą naują versiją, tos versijos yra tokius. Buvo tokių patogesnė man buvo. Yra previevas. Previevas mums nereikalingas. Dabar aš žiūriu palaukti system settings, gal bus čia kažkas panašaus. General, super general, artistas. Čia nurodymai visokie. Čia nėra, maintenance. Vėl. Edit news, labai. Reikėjo paspausti čia. Man faktiškai kaip ir man kiekvienos reikia. Tai yra, tarkime, vat 10 English, šitą pakoreguosi viską. Šalina, man tai nereikia. Reikia darysime. Nereikia mums access. Taipogi, vat, yra SEO URL. Jūs galite koreguoti. Jeigu jūs paužiūrite, norite padaryti, tarkime, dar lapelius. Online. Tokia nuoroda būtų. O jeigu jūs nepridėsite, bus tai tokia. Bet taipogi mes gal šis ištrinsiu ir padarysiu per naują. Remove. Back. Nev. Dar pratartis. Gerai. Tai dabar mums reikia susirasti kokį nors filmą. Čia nebus kokia reklama ir kažkas panašu. Tai bus išgavimas. Kažkaip, tarkime, kad ir į VK nueiname, į kontaktą. Ten galite rasti kažką ten į sakyną arba kažką panašaus. Galutinis tikslas. Spaudžiam kopijuoti video kodą. tą kodą įterpiame štai čia. Išjungsiu garsus. Trukmė, taipogi viską parodys, kaip tai yra daroma, kad atrodo trukmė, tos visus aktorius, režisierius, metus ir žanras. Kas yra žanras, tai yra žanras tai yra va štai čia, DD kategorija. Jūs darysite komediją, kažką panašaus. Title būtų galutinis tikslas. Data tai bus aprašymas, tojimas galutinis tikslas. Obolys. Geras, svetainės adresas. Galite ir padarysiu aš jums parodau. Dabar yra pestas, tai yra nepilnas. Tai yra kaip yra kuriama pradžia. 8 minutės, ką čia man reikia. Coverį reikia.
Coveris irgi taipogi bus. To aš jau parodysiu. Dar eina dar slium. Tiklės. Tada DDNev. Image. Coveris. Coveris, tarkime. Text fieldas. Text fieldas. Tada vėl spaudžiame. Trukmė. Tada vėl DDNev vietoj trukmė, kas da mum aktoriai. Text fieldas. Tada vėl režisierius. Text fieldas. Ko mums dar reikia? Traileris. Pristatymas. Default tekstaryje arba gali tiesiog pasirinkti iš tekstaryje arba fieldą. Šiaip tekstaryje man labiau patinka, nežinau, man tekstaryje tie visi BBC kodai labiau patinka. Taigi, kas dabar kaip? Pirmiausia, dar vieną pridėkime. Original name. Originalus pavadinimas. Tai yra filmo pavadinimas ne lietuvių kalba. Dabar sudėliokime tai. Kaip mums turėtų būti original name. Turėtų būti viršė, tada būti images. Tada galbūt turėtų būti aktoriai arba ne. Čia susideda tą patys, taigi aktoriai, tarkime, režisierius arba režizatoriai, trukmė, video, galbūt traileris ir save shotą darome. Ką mes ten buvome pridėję, mes buvome tik pridėję galutinis tiklas, tą uždarome, DDNevs. O štai, atsirado mūsų, galite tiesiog, kaip pasirenkat tiesiog kategoriją, jį atsirasti. Kokį padarysiu, kaip tai, parodys, kaip tai yra daroma. Galutinis tikslas. Kanalas išėjant kažkoks tenais, tą uždarome. Jos pavadinimas, trukmė. Galime rašyti valandą 1h, 28 min, neklystum. Coveris. Režisierius ir visa kita. Čia visų nerašau, kaip matote, rašau tik kelius. Taipogi parodys dar, kad, pavyzdžiui, žmonės galėtų pasirinkti, paspausti, tarkim, paspausti ant Devon Sava ir visus filmus išmes, kur yra aktorius ar režisierius būtent tame filme. Pristatymas, tai čia vėl aprašymas aš naudoju ar tikslę, tipo aprašymę. Trumpas tai gali būti, kad ir pilnai, bet jūs galėsite juos modifikuoti, kiek norėsite, kad simbolį atvaizduoti trumpam ir kiek pilnam. Pilnam padarysiu, kad visus, o trumpam tik pagal mano norą. Traileris taipogi. Traileris būtų pristatymas. Pristatymę aš turėsiu paredaguoti, nes BBC kodų man nerodo. Video. Freimas šiam man labiau patinka. Gerai, dabar žiūrime, kas mums čia yra. Yra dabar štai tai. Short news. Darome pirmiausia dabar short stories. Komentarai. Kas dar mums yra, short story limit, kiek atvaizduos simbolį. Fulinkas images. Mums dabar taip reikia prisiminti
field. Kažkas panašus tokį. Kur ten mūsų yra fieldai. Va. Coveris neprisimenu. Tai mes pažiūrėsim, vietoj G, kas mums dabar rodo. Ne, dabar mums tiesiog rodo short stories, kur mūsų short stories. Čia mūsų dizainas labai įdomus. Čia visi xgiven tekstai, xgivenai. Aišku, palaukite kažką šiandien. Tai mes pasižiūrėsime, kaip viskas yra vadinamas. Nors ir video image. Ne coveris, o image. Dar jo nerodo. To mes pažiūrėsime, kodėl mums jo nerodo. Nueisiu į full story. Full story, kur yra pasižiūrėsiu, kas yra ne taip. Anksčiau rodo, kažkur tada yra ne ten žiūriuosi ir aš tai sužinosiu, kur aš ne ten žiūriu. Tai yra nauja film. Ok, einame į mainą. Čia būtų Neves left arrived. Neves left arrived. Aišku, kodėl nerodo. Žiūrėjo. Komentarų. Matėt. Taip čia. Tai ką galim sudaryti. Linkas title. Rodo mūsų kaip ir site nevs. Kodėl mums rodo site nevs? Nu, čia būtų kategorija. Ne, geriau kaip čia sakant. Žanras. Tai yra, aš pasirinkau site nevs. Žanras site nevs. Bet tai pagal dizainą priklauso, kaip visą tai atrodys. Galite jūs tiesiog padaryti štai taip. Ir jūs esate laimingesni. Nėra nei žanro. Jūs galėsite pasikoreguoti dizainą, kad, tarkim, užvesti ant paveikslėlio, jums išmes aprašymą. Dabar mums kaip ir yra pati pradžia padaryta, tada einame, padarysime, kad rodytų šitą informaciją tenais aktorius ir galėtų žiūrėti filmą. Manau, taip. Gerai, einame į full story. Full story mums reikia susirasti full story. Tai atsidarome, kokį darome UTF. Taip, saugome, dabar bus patogiau, nebus jokių klaustukų ir kažkur panašaus. Dabar padarysiu, kad rodytų originalų neimą. Magė. Title. Kur mūsų title?
decision. Gerai. Dabar ką dar mums padarysime, kad rodytų režisierius, aktorius. Taipogi, va dabar, jeigu pažiūrėsite aktorių ar režisierių, štai šitos informacijos jums nerodys, šitos vietos jums neatvaizduos nariams. Čia labai daug pridėjo. Sagų mūsų nelabai reikia, bet šiaip galite palikti, bet mes nenaudosime jų. Čia video, kiek matau. O video, tai kaip mums čia video dabar rodo. Šiaip galime palikti video. Žiūrėti. Patimas. Į magiją kažkoks turėtų būti. Ištraukos. Tai paredaguosime biškutį vėliau. Panašios, neklystu, panašios. Prašau, kad darysiu kvestinės gramatinės klaidas, aš dabar čia man ne egzaminas, kas nors. Taigi. Vietoj trailerio turėtų būti pristatymas. Ar traileris, tai mes pasižiūrėsime. Traileris, taip. Traileris. Image padarysime, nes ten bus tada visi tie ištraukos. Kas mums dabar reikalinga? Režisierius, aktoriai, metai, trukmė, kas dar. Daugiau kaip ir nieko nereikia. Režisierius buvo matyti įdėti. Paliekame. Trukmė. Metai. Jeigu neklystu, taip. Trukmė. Aktoriai. Rodo ir kaip rodė. Rodė štai taip. Dabar mums rodo štai taip. Kažką su metais esu padaręs. Trukmė, metai nesu įdėję. Tai ADD. Metai būtų, šiaip būtų geriau kažkas prieš imidžą. Taip, dabar mums reiktų ją paredaguoti, kur tas redaktorius mūsų yra dabar, čia kažkur turėtų būti, jisai. Dabar klausimas, katoroje vietoje yra. Nerandu iš redaktorius. Pirmą kartą. Arba net nėra, kuris yra įdėtas. Redaktorius jis yra
edit, not group 4.5, edit, turėtų būti kažkur dėtas. Gerai, mes galime padaryti paprasčiau. Einame edit names, galutinis tikslas ir mums turėtų atsirasti metais. Tai yra kelinti metai, buvo 2000, neklystu. 2000. Video, taipogi dar video, net video, bet į frame'ų nepriima, tai teks biškutį parodysiu, kaip tai padaryti, kad jums leistų. Dabar padarysiu kitaip, kopiuoti video, taip, sakime, čia būtų bei frame'ų, dabar video, čia tarkime, video, visą tą frame'ą nusiima mums, štai čia, čia aš dabar pakoreguosiu, tiesiog čia yra pavyzdys, kaip yra dar daroma. Save. Kažkas dar yra nepridėta, o čia mums pradėjo rodyti video. Pristatymas. Žiūrėsime, kas ne taip. Užsimartis liefil. Traileris. Ten turiu traileris, neklystu. Kur tas mūsų tas traileris? Pakoreguosime į biškutį. Traileris. Dabar štai taip. Traileris, taipogi dabar mums reikia, ko mes dar buvome nepadarę. Text fields, enable edition. Mums reikia įdėmiaus, matote, labai greitai viską pradėjau daryti, tai taip gaunasi kažkas. Traileris, mūsų traileris štai tais. Taip, lietuviai, tai turėjo būti lietuviai, arba galime tiesiog padaryti štai taip. Tas tikslės video traileris nuoroda. Saugome. Žiūrėti. Pristatymas ir ištraukos. Ištraukų dar neįdėjau, man rodos, neklystu. Turėtų būti custom images. Images ištraukos. Tekstarėje. Enable. Taip. Ištraukos bus pačioje. Jeigu yra jas, bet mes jos padarysime, tarkim, šitokių coverį pridėsime ir mums bus ištraukos. Editas, galutinis tikslas. Tarkime, imidžą padarykime. Žiūrėkime, kaip čia gausis. Dabar klaida mūsų šiam metą asilai nemokamus yra, čia neperginam tokių dalykų. Kas dabar mūsų yra img.
koreguojame, žiūrime kokios čia klaidos. Imagagės, kaip čia buvo. Taisime barokus savo. Trailer, kas čia per trailer? Kas čia mums dar neranda? Traileris, magės. Trailer. Taisime visas klaidas, ištraukos, pristatymo dydį, taipogi, sakiau, galite koreguoti. Štai yra kodas, tarkime, 660. Automatinis playeris, nusedlė, kokybė, save. Tai mes patikrinsime, kaip viskas pasikeitė mūsų. Tai yra dabar nes mums turim dabar visą sutvarkyti, turite pirmą svetainę, o tik tuomet kažką koreguoti, nes dažniausiai nepavyksta atsinaujinti sistemai. Ištraukos statymas. Tai yra copyrightas, aš galime štai žiūrėti. Rodo, kaip matote, ir visą ekraną taipogi rodo. Ką mums dabar dar reikia, tai reikia, ką dar mums galim padaryti. Šiaip norėčiau kaip ir pirmos pamokos, nors labai buvo ilga valanda laiko, tiesiog pristabdyti ir siekti prenumeruoti, nes tiesiog sukursiu daugiau pamokų ir noriu, kad išmoktumėte kažką pasidaryti patys, o ne tiesiog investuoti pinigus, kur galite jas kur nors geriau kišti. Aišku, jeigu norite, kad aš jums padaryčiau, tai greičiau už jumis, kad tenais nereiktų jums, kaip sakyti, savo galvos tenais tarškinti, kad nesigauna tas, ai gal nekurti to projekto. Susisiekite su manimi, aš jums padarysiu, aišku, nemokamai, susitarsime, tai nebus kapeika ar ten 2. Taigi, pirmos pamokos video pabaiga. Taigi, sekite mane. Viso gero.